Šventojo Pijaus X kunigų brolija atviras laiškas jo šventenybei popiežiui Leonui XIV ir Šventosios bažnyčios kardinolams, publikuota iš svetainės onepeter5.com. Šią savaitę Liepos 1 dieną Ekon, Šveicarijoje, įvyks Šventojo Pijaus X kunigų brolijos vyskupų šventimai. Lietuvoje šis įvykis praktiškai nėra nušviečiamas, tuo tarpu visoje vakarų katalikiškoje erdvėje vyksta įtemptos abiejų, broliją palaikančių ir ją smerkiančių pusių diskusijos. Šventajam tėvui išsiųstas ne vienas atviras laiškas. Kokios tai svarbos klausimas yra visam tradicionalistų judėjimui, galime spręsti iš to, kad pavyzdžiui onepeter5.com svetainėje, kuri nedeklaruoja remianti broliją, iš paskutinių 10 naujienų, atmetus sekmadienio liturginį straipsnį, 7 straipsniai yra skirti analizuoti šiai situacijai ir jos istorinėms aplinkybėms. Nes tiesa yra svarbi. Situacija yra tokia ypatinga, kad kardinolas Gerhardas Ludvigas Mülleris, ką tik įvykusioje kardinolų konsistorijoje, paragino Šventąjį sostą pateikti oficialų atsakymą į naujausią Šventojo Pijaus X brolijos iššūkį Romai, prieš konsistoriją atsiųstą 154 punktų tikėjimo išpažinimą, kuriame iš esmės Roma kaltinama nukrypimu nuo amžinosios bažnyčios tradicijos ir magisteriumo ir pasiūlė įsteigti naują Ecclesia Dei struktūrą, kuri priimtų tuos narius, kurie, kaip tikimasi, paliks draugiją po Liepos 1 dieną numatytų vyskupų įšventinimų, po kurių turėtų sekti Romos sankcijos. Buvęs tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektas pateikė šį pasiūlymą birželio nuo 26 iki 27 dienos Vatikane vykusios neeilinės kardinolų konsistorijos atidarymo dieną. Nors diskusijos šią temą konsistorijoje visiškai nebuvo numatytos. Diane Montagna dalinasi italo žurnalisto replika, kad G.L. Mülleris šiuo pasiūlymu, kabutėse, sudrebino konsistoriją. Buvęs tikėjimo doktrinos kongregacijos prefektas paragino tvirtai atmesti šį j'accuse, aš kaltinu prancūziškai. Jis pasiūlė parengti oficialų atsakymą Lefebvro sekėjams, kuriame būtų dar kartą patvirtinta, kad priešingai nei jie teigia, Roma niekada nenukrypo nuo tradicijos kelio. Jo įsikišimas buvo tuo reikšmingesnis, kad anksčiau jis vadovavo dikasterijai, atsakingai būtent už klausimus, kylančius dėl šio skilimo. Žemiau pateikiame atvirą Šventojo Pijaus X kunigų brolijos laišką popiežiui ir kardinolams, pateiktą kartu su išsamiu tikėjimo išpažinimu, kurio vertimo lauksime iš pačios brolijos Lietuvoje. Švenčiausiasis tėve. Gerbiamieji eminencijos, artėjant šio mėnesio pabaigoje vyksiančiai konsistorijai ir likus vos kelioms dienoms iki Liepos 1 dienos Ekon numatytų vyskupų įšventinimų, mums atrodo, kad atėjo laikas Šventojo Pijaus X kunigų brolijai viešai išpažinti katalikų tikėjimą, kurį norime perduoti į jūsų šventenybės ir kiekvieno kardinolo rankas. Šiandien bažnyčia kenčia nuo naujų jėgų, kylančių tiek iš vidaus, tiek iš išorės, stumenčių ją visomis įmanomomis kryptimis, išskyrus, kaip mums atrodo, teisingąją spaudimo. Susidūrę su tokiomis kančiomis negalime likti abejingi. Kelią, kuriuo reikia eiti, nurodo ne Šventojo Pijaus X brolija, bet 2000 metų bažnyčios tradicija, kurią per amžius ištikimai saugojo ir perdavė apaštališkasis sostas, ir kurią dabar daugelis praktiškai laiko pasenusią realybę, veikiamą nuolatinio kitimo. Būtent šios tradicijos vardu ir tik jos šviesoje šiandien suformuluojame šį katalikų tikėjimo išpažinimą, atsakydami į pagrindines mūsų laikų klaidas ir didžiausius pavojus. Esame įsitikinę, kad tradicija turi visus vaistus nuo giliausių ligų, kamuojančių bažnyčią ir pasaulį, kurių sprendimų už jos ribų ieškoma veltui. Nekintantis ir vientisas tikėjimas yra sielų išganimo principas, pamatas ir šaknis. Šis tikėjimas glūdintis tradicijoje ir mokomas nuolatinio magisteriumo,
sudaro tikrąjį bažnyčios vienybės pamatą ir atitinkamai būtiną priemonę, padedančią užtikrinti vienybę ir bendrystę tarp Kristaus mistinio kūno narių. Nepaisant laiko pokyčių ir vingių, lieka nekintanti tradicija – amžinosios tiesos aidas istorijoje. Mes galime tik tikėtis ir maldauti, kad ši tradicija ir tikėjimo tyrumas vėl taptų bažnyčios gyvenimo pagrindu, kad iš jų prasidėtų autentiškas atgimimas. Mes karštai meldžiamės būtent šią intenciją. Esame įsitikinę, kad nestabilioje ir ypač pavojingoje situacijoje, su kuria dabar susiduriame, geriausias indėlis, kurį galima pasiūlyti visuotiniai bažnyčiai, yra nuoširdus ir visapusiškas katalikų tikėjimo išpažinimas. Tikimės, kad vieną dieną šis doktrininis tekstas taps pagrindu nuoširdžiai diskusijai su šventuoju sostu, vyksiančiai taikos, brolystės ir meilės dvasia. Tekstas, kurį jums pateikėme, nėra tik nostalgijos apimtos grupės sausas tiesų atkartojimas, bet būtinas, taikus ir ryžtingas mūsų tikėjimo išraiškos būdas. Non enim possumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Nes mes negalime nieko daryti prieš tiesą, bet tik už tiesą. Ir kaip sako psalmininkas, kurio žodžius perėmė šventasis Paulius, et nos credimus propter quod et loquimur. Aš įtikėjau, todėl prakalbėjau. Dėkodami už dėmesį, kurį maloniai skirsite šiam tekstui, užtikriname jūs, kad nuolat meldžiamės už jūs ir už visuotinę bažnyčią. Duota Menzingene 2026 m. birželio 24 d. Šventojo Jono Krikštytojo gimimo šventėje, Davide Pagliarani, generalinis vyresnysis, vyskupas Alfonso de Galareta, pirmasis generalinis padėjėjas, Kristian Bušakur, antrasis generalinis padėjėjas, vyskupas Bernard Felei, pirmasis generalinis patarėjas, buvęs generalinis vyresnysis, Franz Schmidberger, antrasis generalinis patarėjas, buvęs generalinis vyresnysis. Svetainė katalikų-tradicija.lt. Pasauliečių tradicinių katalikų judėjimas Lietuvoje. Išsilaikome tik iš tikinčiųjų aukų. Jei norite paremti mūsų veiklą, nuorodas kaip tai padaryti rasite mūsų svetainėje.